Norėdami sukurti projektą, einame į projektų modulio meniu Kurti naują projektą. Kortelėje įrašome projekto pavadinimą, aprašymą, būtinai nurodome projekto būklę. Nurodome projekto vadovą ir projekto vykdytojus. Nustatome projekto planuojamą pradžios ir pabaigos datas ir išsaugome. Norėdami projektui priskirti užduotį, pasirenkame projektą. Atsidariusioje kortelėje pasirenkame projekto užduotis. Spaudžiame Kurti naują užduotį. Kortelėje iškart matome, kuriam projektui priklauso užduotis. Užpildome reikalingus duomenis užduočiai sukurti. Išsaugome ir iškart matome naują sukurtą užduotį. Norėdami projektui priskirti finansinę informaciją, einame į finansų kortelę. Spaudžiame Nauja sąskaita. Atsidariusioje kortelėje nurodome reikalingą informaciją. Nurodome tipą, nustatome datą, įrašome numerį ir sumą. Ir išsaugome. Jei su projektu yra susijusių dokumentų, juos galima susieti kortelėje Susiję įrašai. Spaudžiame Susieti ir sąraše susirandame susijusių dokumentą. Pasirenkame jį. Štai ir turime susietą dokumentą, kurį matysime kortelėje Susiję įrašai. Peržiūrėti projekto eigą galime projekto užduočių kortelėje. Čia matome, kurios užduotys jau atliktos, o kurios ne. Projektų peržiūrai taip pat galite naudoti iš anksto sukurtus sąrašus. Norėdami peržiūrėti apie įmonę kaupiamą informaciją, einame į pardavimų modulį ir meniu juostoje pasirenkame visas įmonės. Iš sąrašo pasirenkame įmonę ir einame į jos informacijos peržiūrą. Čia matome duomenis apie įmonę, su įmonė susijusius kontaktus, galimybes, finansus ir kitus susijusius įrašus. Norėdami priskirti įmonei kontaktą, einame į kontaktų kortelę ir spaudžiame Kurti naują kontaktą. Įvedame informaciją, vardą, pavardę ir kitą informaciją, kurią žinome apie kontaktą ir išsaugome. Sistemoje galima registruoti tokius komunikavimo įvykius: skambučius, kur matome visus įmonėje padarytus skambučius, elektroninio pašto pranešimus, kur fiksuojami visi įmoniai svarbus elektroninio pašto pranešimai, įvykius ir susitikimus, kur galima matyti visus įmonės susitikimus ir kitus įvykius. Šią informaciją taip pat galima matyti prie įmonės susijusių įrašų. Norėdami užregistruoti galimybę bendradarbiauti, einame į pardavimų modulio meniu Kurti naują galimybę. Kortelėje suvedame reikalingą informaciją: pavadinimą, aprašymą, atsakingą darbuotoją. Iš sąrašo išsirenkame įmonę. Užpildome kitą reikalingą informaciją ir išsaugome. Kalendorinius įrašus ir įvykius, norėdami matyti taip pat ir savo pašto dėžutėje, galime jas susinchronizuoti. Einame meniu juostoje Įvykiai ir susitikimai, pasirenkame kalendorius nustatymus ir spaudžiame susinchronizavimo mygtuką. Dabar Outlooko kalendoriuje įrašytą įvykį iškart matysime ir sistemoje. Norėdami įmonėje surengti apklausą, einame į vidinio portalo meniu Kurti naują klausimyną. Atsidariusiame lange įrašome apklausos pavadinimą ir aprašymą. Kai tai padarome ir išsaugome, kitame atsidariusiame lange įrašome apklausos klausimus ir galimus atsakymus. Ir išsaugome. Norėdami sudalyvauti apklausoje, turime pasirinkti norimą apklausą. Kai tai padarome, spaudžiame atsakyti į apklausą. Tuo tarpu, norėdami peržiūrėti apklausos rezultatus,
renkamės grafiškai rodyti apklausos rezultatus. Norėdami išplatinti skelbimą įmonės viduje, einame į vidinio portalo meniu "Kurti naują skelbimą" įrašome skelbimo pavadinimą. Užpildome turinį. Nustatome galiojimo datą. Ir išsaugome. Naują skelbimą iškart matome pagrindiniame lange.